Sveiki visi, čia vėl kalba Adamas. Ar kada jaučiatės blogai viduje, ar darbas įdėtas į tikėjimą nepadeda? Būna. Iš tikrųjų skaudu. Kartais būna. Visiems būna. Tačiau esti daug įrankių, kad sušvelninti nesėkmes arba pagerinti esančius teigiamus efektus. Vienas iš jų – alkoholis. Tai pačio Dievo pašventintas kūrinys, kurį gurkšnojo jo pats sūnus. Alkoholis yra sudarytas iš daug naudingų medžiagų, kaip alkoholio, etanolio, metanolio, vaisių ir jų šaknų, vynio. Šios medžiagos, sudėjus, gerai žinomi kaip dezinfekantai, kurie padeda pravalyti jūsų sielą nuo nuodėmių, kas jums suteikia džiaugsmo ir blaivumo. Šie efektai toliau pastiprinami, kai alkoholis maišomas su kitais gėrimais kaip spraitas, smailas, linksmasis mišinys, pienas. Alkoholio yra daug produktų. Geriausia iš jų yra samagonas, Utenos alus, absoliutis. Tačiau, ir vėl, kaip visad, valdžia tai žino. Jie bando iškelti jūsų galvotą problemą – alkoholizmas, arba kitaip, kabutėse priklausomybė nuo alkoholio. Tai jų išgalvota liga ir jie vėl bando jum parduoti jų vaistą – psichoterapiją, vardan euro. Iš tikrųjų, ši jų vadinama priklausomybė yra ne nuo alkoholio, bet nuo Dievo. Valdžia tai žino ir nori jum nutraukti dėmesį. Tebūnie prasmenga šie satanistai, giliausiuose požemiuose, kur tūno blogiausi nusidėjėliai, Dievo nuvilėjai niekadėjai. Tepalaimina Dievas alkoholio gamintojus. Kiekvieną kartą, kai išgeriate šio šventojo skysčio, ne tik kad jis patenka į jūsų kūną, bet ir ateina Dievo malonė į jūsų vidų. Tai kaip lubrikantas jūsų tikėjimui. Taigi, klausykitės manęs, išgirskite mane, gerkite tiek, kiek tik leidžia Farida, Dievas, ir jūsų šventoji dvasia. Potestas ejusas ten calo, siciutas ten terra. Tesaugo jūs šventoji trejybė. Adamas baigė.